Ačiū visiems prisijungusiems. Dvasinė praktika nuo nulio. Pirmoji tema vis dar, kam reikalinga dvasinė praktika, trečioji dalis. Tęsime mūsų susitikimą ir kaip visada paprašysiu turėti rašymo priemonės ar kažkokią tai elektroninės ar pieštuką ar tušinuką, kas kaip, ir užsirašyti kylančias mintis, abejonės, klausimus, nepraleisti, kad šis laikas nebūtų iššvaistytas ir kad jums kylančios mintis tikrai būtų aptartos paskui. Ir noriu paprašyti, kad nebijotumėt pasisakyti, nes grupėje pakankamai nemažai žmonių, o pasisakusių dar ne taip daug. Tikrai nebijokit, būkit drąsūs, negalvokit, kad kažkaip netinkamai pasirodysit, jeigu kažko nežinot. Prieš tuos, kurie daug kalba, kaip tik priešingai, tie, kurie dar nepasisakė, galbūt jūsų klausimas ar mintis ar pastebėjimas bus kaip tik vertingas, visiems, nes bus kažkas tokio, apie ką nepagalvojo kiti. Dėl to tai bus vertinga visiems mums. Tai va, ačiū. Ir pabaigoje, aišku, bus keletas mano klausimų. Ir toliau gilinamės į temą. Kaip sakiau, svarbu suprasti, kam tai skirta, kas ta dvasinė praktika ir ką tai duoda. Tad po tokį mažą žingsnelį tęsime. Pabaigėme ties 6 punktu. Dabar tęsim 7 punktą. Iš sąrašo. Taigi, 7. Dvasinėje praktikoje yra svarbu tai, ko netenkame. Mat tokia įdomi mintis, toks pastebėjimas. Ir jis yra persmelkiantis bet kokias tradicijas, bet kokias dvasinės praktikas. Kaip ir visur, žmogus praktikuoja ar kažką tai daro tam, kad kažką gautų. Jo, kaip treniruotė yra paprasčiau, tarkim, fiziniai treniruotė, tu treniruojasi ir tau auga raumenys ar dar kažkas. Jo. Sveikata gerėja ir panašiai. Dvasinė praktika yra kiek subtilesnis dalykas ir tam tikra prasme atvirkštinis dalykas, nes čia yra svarbiau tai. Vienas iš dalykų svarbių yra tai, ko žmogus netenka, nes tai bet kuri dvasinė praktika tuo pačiu yra ir apsivalymo praktika. Dėl to šitos praktikos yra tokios keistos, kaip minėjau, kad prieš tai, kad žmoguje pagal daugumą tų pasaulėžiūrų ir filosofijų žmogaus siela jau yra kaip ir, jin yra tyra, jin yra dvasinė pilnai. Tačiau dėl susilietimo, dėl nuolatinio buvimo materijoje, santykėje su materija, žmogus prie kažko prisiriša ir jis tarsi perima tas laikinas netikras savybės ir su jomis susitapatina. O tam, kad iš to išeiti, žmogus turi vėl medituoti, koncentruotis į dvasinius dalykus. Ir šitas metodas, šitokia strategija palaipsniui apvalo tą sąmonę. Ir žmogus netenka to, kas ir taip jam nepriklauso, arba, tų prisirašimų ar susitapatinimų, kurie nėra jo tikrosios asmenybės dalimi. Tai vat, yra toks pasakojimas. Ir iš tikrųjų daug pasakojimų iliustruojančių šitą idėją. Vienas toks dabar įstrigęs, tai yra, kad mokytojas liepė mokiniui, davė nurodymą eiti su kiauru kibiru, eiti pasemti vandens iš upelio. Ir su tuo kibiru, su kuriuo nešamos anglys, ar tai kažkas tai. Ir mokinys nuėjo, pasėmė vandens iš upelio ir grįžo ir parodė mokytojui, bet nieko neliko, viskas išbėgo. Išvarvėjo, kol nešiau, nes kiauras kibiras. Mokytojas sako, dar kartą nueik ir dar kartą tą patį padaryk. Mokinys iš nuolankumo, paklusnumo nuėjo ir dar kartą tą patį padarė. Prisėmė vandens, grįžo, bet kol jis grįžinėjo atgal, kibiras vėl liko tuščias. Mokytojas vėl tą patį nurodymą davė. Ir po kelinto karto mokinys sako, bet mokytojui juk tai beprasmiška, žiūrėkit, aš kiek benešu,
nieko neatneša, nes nieko nelieka. Kam tokia beprasmė veikla? Ir mokytojas sako, ar tikrai beprasmė? Pasižiūrėk į kibirą. Ar pameni, koks jis buvo iki tol? Jis buvo visas purvinas, juodas, o dabar jisai švarus. Tai va toks akivaizdus moralas, kad dvasinė praktika irgi yra tas metodas, kur tu kažką darai, bet ne tik, kad tu kažką tai gauni, ar reikia medituoti, bet to pačiu medituoti į tai, ką gauni, bet to pačiu prisiminti, kad tu kažko netenki, to, ko nereikia, kažkokių neteisingų prisirišimų, neteisingų įsitikinimų ir panašiai. Taigi, toks pavyzdys. Sekantis punktas. Dvasinė praktika yra pavojingas dalykas. Pavojingas dalykas. Labai svarbus punktas, 8. Kodėl pavojingas? Nes dėl kelių priežasčių. Nes net jeigu ta dvasinė praktika yra labai tikra, labai grina, labai autoritetinga, vis tiek yra tas dalykas, kad kai tu pradedi tvarkyti kambarį ar kažką, tai pirmą kyla dulkės. Jos ne tai, kad iškart tvarka pasidaro, bet atsiranda dar daugiau netvarkos. Tas pats ir su vidinė praktika. Yra netgi toks pasakojimas rytų raštuose apie bandymą išgauti nektaro iš vandenyno. Tai yra buvo plakamas vandenynas ir buvo sužinota, kad jeigu plaksi vandenyną, išgausi nemirtingumo nektarą. Bet vienas iš pirmųjų dalykų, kuris pradėjo eiti iš to vandenyno, tai buvo nuodai. Taip pat ir su mumis. Ten atsiveria įvairiausi asmenybės sluoksniai, psichologinė prasme ir kitomis prasmėmis, kas žino iš psichoterapijos, kad jeigu tu nieko nedarai, tai gali žmogus taip ir nugyventi, bet jeigu truputį pajudinsi giluminius sluoksnius žmogaus, ten gali išlysti tokių dalykų ir jam pačiam bus baisu ir jis apie tai bus nepagalvojęs prieš tai. Todėl ir dvasinė praktika turi tavo tokią sudėtingą dalyką, kad atrodo žmogus gerai jis pradėjo praktikuoti, tarsi kažkokie žalingi įpročiai atkrito, kažkoks sąmoningesnis pasidarė, bet kažkuriuo metu tarsi jis darosi vėl blogesnis, ar piktesnis, ar kažkokie norai atsiranda keisti pas jį. Tai va, tai yra ne kaip sakant, ne kažkas nereikalingo, bet tai yra dalis dvasinės praktikos, netgi visiškai tikros, autoritetingos. Ir kita priežastis tai gali būti, kad ta dvasinė praktika vis dėlto nėra tinkama tam žmogui, arba netinkamai daroma, arba yra bendrai neautoritetinga, nepatvirtinta, neišbandyta, nei 1000 metų nepraėjo ir panašiai. Yra kažkoks eksperimentas, kur vienam galbūt kažkas gero pavyko, kitam galbūt visiškai ne. Tai bet kuriuo atveju, ar vienu ar kitu atveju, šitą problemą kas sprendžia? Sprendžia, ką su tuo daryti. Būtent dėl to yra tie ištisi mokymai, ištisos knygos apie patirtis, kaip žmogus praėjo, kaip žmonės praėjo tas įvairius tuos išbandymus. Yra istorinė informacija, yra kita analitinė informacija. Ir apie tai tikrai daug kalbėsim, labai siūlau dar pasigilinti ne vieną kartą į šitą temą. Bet dabar išskirčiau tiesiog tai, kad labai yra svarbu, aišku, kad ta dvasinė praktika būtų kuo tikresnė, kuo autoritetingesnė ir patvirtinta per daugybę metų, daugybę žmonių patirtimi. Ir tuo pačiu, kad tai būtų nuosekli praktika, kad žmogus nešokinėtų nuo vieno lygio į kitą, kad eitų nuo savo pozicijos, kad pirmiausia rastų, koks yra jo lygis, kokia jo pozicija. Aišku, pradžioje galima pasidomėti, kas yra toj dvasiniai praktikoje, kokie yra aukšti pasiekimai, kokie yra vidutiniai, bet neimituoti, arba kitaip sakant, nešokti aukščiau bambos. Tai yra rasti savo lygį, savo lygmenį, savo greitį ir ramiai, nuosekliai po truputį judėti į priekį, nešokinėjant. Tai va, toks apsidraudimas. Ir dar be abejo,
vienas iš pagrindinių apsidraudimų, tai yra būti stebimu, būti prižiūrimu tų, kam geriau pasisekė, kas jau praėjo tuos dalykus anksčiau. Yra toks elementarus dalykas, kaip bet kurioj praktikoje, materialioj, gyvenimiškoj, kad žmogus stebi tavo klaidas ir tu kažkam patiki. Ir taip mes kaip visuomenė, kaip bendruomenė stengiamės, kad niekas iš mūsų nenuvažiuotų į šalį per daug. Ir tam yra netgi ištisos mokytojų, mokinių sistemos nuo senovės, kurios vadinasi, pavyzdžiui, parampara. Tai reiškia, kad kiekvienas mokytojas, jis turi savo mokytoją. Ir tas mokytojas turi savo mokytoją. Dėl to, kaip sakant, visi yra prižiūrimi ir niekas niekam neleidžia, kaip sakant, perlenkti lazdos kažkur. Tai va. 9 punktas. 9 punktas tai yra davimo praktika. Davimo praktika. Kaip čia kalbėjom, kad yra ko žmogus netenka, ne tik ko gauna, bet čia buvo mintis apie tai, ko jisai kaip pašalinis poveikis, kad kažko netenka žmogus. O čia yra davimo praktika. Iš tos pusės, kad žmogus pats renkasi, ką atiduoti. Nes jeigu palygintume materialią veiklą ir dvasinę veiklą, dvasinę praktiką, tai skiriasi pirmiausia to, kad materiali veikla visada yra orientuota į tai, kad žmogus ieško, ką geriausia paimti iš pasaulio. Ką geriausia paimti. Aišku, ir materialia prasme yra kažkas imama, kažkas atiduodama, bet vis tiek ta mintis yra, tas pagrindinis motyvas yra toks, kad jeigu tu nieko iš to negausi, tai kodėl tu turi kažką daryti. Jo? O jeigu kažką darysi, tai dėl to, kad tau yra kažkokia nauda iš to, kad tu galėsi kažką gauti paskui. O dvasinė praktikoje, jinai yra teisinga, kaip sakant, teisingai motyvuota tuo atveju, jeigu davimas yra pirmesnėje vietoje. Bet ką reiškia davimas? Tai reiškia, kad žmogus turi rasti tai, kas yra geriausia. Jo, be abejo, vis tiek yra tai sueina į tai, kad žmogus turi kažką gauti arba rasti, sužinoti kažką, kas yra tikrai gero, kas yra geriausio šitoje visatoje. Ir po to mokintis tai duoti, tai dalinti kitiems. Jo, toks sudėtingas dalykas galbūt, bet čia toks paprastas pavyzdys vienas, kad jeigu žmonės turėtų viską šitoje visatoje, gyventų tokioje planetoje, ar tokiam pasaulyje, ar tokiam mieste, kur yra viskas, kad žmonės neturi jokio trūkumo, visi yra triljonieriai, visi sveiki, visi nemirtingi, visi viską žinantis, tai ką tuomet galim duoti vieni kitiems? Ką perduoti, ką atiduoti, ką padovanoti. Tai va, dvasinė praktika yra tas dalykas, kuris atveria tuos atsakymus, duoda tos dalykus, kuriuos galima perduoti kitiem, negi tiem, kurie atrodytų viską turi, bet kaip žinom iš pavyzdžių, dvasiškai pažengusių žmonių, tai yra, kad jie visą laiką randa, ką dar atrasti ir visą laiką dalinasi tarpusavyje tokiais subtilesniais dalykais, nei kad tiesiog to, ko mes atrodom, tai negu tiesiog tuo, ką mes vertinam materialia prasme. Taip, ir tai taip pat tas davimas yra susijęs su socialinė atsakomybė. Aš čia taip įvardinau, kad tai yra priemonė labai labai teisingai gyvenimo motyvacijai. Ką turiu omenyje? Nes, pavyzdžiui, mes visi norim, kad mūsų vaikai elgtųsi teisingai, kad jie būtų geri visuomenėje. Niekas nenori visuomenėje atiduoti vaikų, kurie darys kažką blogo. Jo? Taip pat niekas nenori, kad, tarkim, verslininkai, politikai ar dar kažkas darytų kažką blogo, netinkamo. Tačiau klausimas, kaip žmogui įkalbėti arba išmokinti, nepasinaudoti galimybėmis, nepaimti daugiau, negu jam reikia, jeigu tos galimybės yra. Jeigu jisai gauna galimybės, kodėl jis turėtų nepasinaudoti kažko daugiau arba neišnaudoti kažko. Jeigu jis turi tokią, jisai yra stipresnis psichologiškai, fiziškai, politiškai, bet kaip, ir kodėl jis turėtų nepasinaudoti. Tai tam, kad jis to nedarytų, akivaizdu, kad jis turi būti
turi būti pilnas, jis turi būti laimingas. Jeigu jis yra pilnas, jau užpildytas viduje, tai kam jam dar kažko reikia? Jis ateis į visuomenę tiesiog tam, kad atlikti savo pareigą, tam, kad padaryti kažko gero, bet ne tam, kad ieškoti naudos ar laimės. Jeigu jis jau yra pilnas ir laimingas, užsipildęs, tai tuomet visiškai kitokia motyvacija yra eiti į visuomenę, mokytis, dirbti ir panašiai, kurti šeimą ir panašiai. Visiškai kitokiam. Galima sakyti, dėl to tai yra dvasinė praktika yra vienintelis elementas, kuris gali subalansuoti visuomenę. Nes kitaip žmonės eis kažko ieškoti. Tai yra ieškoti laimės materijoje, o ten tos pilnavertės ilgalaikės laimės nėra. Ten yra tik tai būtinų poreikių kažkoks patenkinimas, fiziologinių. Ir jo, materiali laimė yra per daug slidi tokia. Per daug slidi. O dvasinė praktika yra, kaip sakiau, ta teisinga motyvacija. Ir jeigu mes patys to nedarysim, jeigu mes patys neužsipildysim, nesimokysim užsipildyti tą laimę, tai kodėl ar sąžininga būtų norėti pokyčių iš kitų? Dėl ko jisai tą ir tą padarė? Dėl ko jisai ką bebūtų, kokias klaidas daro žmonės, vien tik dėl to, kad jis ieško tos laimės. Bando kažkaip užpildyti savo trūkumą, kažkokias tai savo poreikius kažkokius. Gal jis tai, aišku, tarkim, jis tai daro neteisingai, bet tai mes galim parodyti, kaip tai galima daryti teisingai, bet tam mes turime pirmiausia patys užsimti dvasinę praktiką ir semti tą laimę ne iš materijos, o iš dvasinių dalykų. Ir 10. Tai yra dvasios pažinimas, o toks abstraktus punktas, bet jis yra vienas iš tų esminių, kurių ne šiaip kažkokie socialiniai, bet tie esminiai. Dvasios pažinimas tai pirmiausia, kad savęs kaip dvasios pažinimas. Čia kaip minėjau, kad tai kyla ne iš to, kad tu kažką išmokai, sužinai, išgirdai, perskaitai ir tu jau jautiesi kažkoks dvasingesnis, bet būtent iš to momento, kad nuo tavęs praktika nulupa sluoksnius, įvairius prisirišimus ir tu vis labiau pamatai, kad tu esi ne tai, kaip yra tas pasakymas, kad tu nei tai, tu nei kūnas šitas, nei tu protas, nei tu esi šitas namas, nei tu esi tas automobilis, dėl kurio tu pergyveni ir taip toliau. Visa tai yra laikina, tai yra priedai tam tikri, kurie susiję su mūsų pareigom ar atsakomybėm, bet ta tikroji vidinė prigimtis dvasinė išlenda dvasinės praktikos metodais. Ir tada, kai žmogus kažkiek pažinsta save, tada ir antras punktas, tai yra kitų pažinimas tikras, dvasinis kitų pažinimas. Tai yra, pasirodo, ne tik tai aš esu dvasinė būtybė, pasirodo visi yra. Ir, tarkim, ar sena, ar graži kažkokia tai jauna mergina patraukli, ar sena, tarkim, kažkokia tai nekokio charakterio bobutė, tai yra ta pati, kaip irgi yra dvasinė siela, tai yra ta dvasinė kibirkštėlė, ar augalas, ar gyvūnas, ar jaunas, ar senas, bet kas, kad visi yra tos dvasinės tyros prigimties. Ir tai yra tas dvasinis pažinimas kitų. Ir, kitaip sakant, pažinimas ne kūno, o sielos. Tai va, dvasinė praktika veda prie to. Čia jau toks sudėtingas žingsnis, sakykime, nes teoriškai jo galima lengva pasakyti, bet praktiškai, kad tuo gyventi, kad kiekviename matyti tą sielą, tą tyrą kibirkštėlę, tą dvasinę prigimtį, tai yra sunku. Bet galiausiai trečias dar yra punktas, tai yra Dievo pažinimas. Bet ne kažkokio tai religinio įvaizdžio paveiksliuko arba, kaip sako, religijos, kaip sakant, tuo tokiu negiliu religiniu mąstymu žiūrint. Čia yra vienų dievas, čia kitų dievas, čia trečių dievas, tarsi būtų tų dievų labai daug. Bet tas dvasinis pažinimas, tai yra Dievo kaip absoliučios sąmonės, absoliučios tiesos, absoliučios asmenybės arba tiesiog dvasios.
Tai dvasinė praktika duodavo tuos 3 dalykus. Tai yra savęs dvasinis pažinimas, kitų dvasinis pažinimas ir Dievo dvasinis pažinimas. Tie santykiai. Ir 11 punktas. Dar paprasčiau skambantis, tai yra vidinė laimė. Kad dvasinė praktika duoda vidinę laimę. Čia irgi jau minėtas dalykas, bet tiesiog apibendrintai, kad praeitume tos visus punktus. Tai jeigu žmogaus neužpildo, nepadaro laimingų kažkokia jo veikla, nedaro, tai kam reikalinga, klausimas iš vis būtų. Tai materiali veikla užpildo kažkokius materialius poreikius, materialius norus, o dvasinė praktika, dvasinė veikla užpildo žmogaus vidų. Tai yra materiali veikla yra tai, kaip čia pasakyti, pragyvenimui, o dvasinė veikla gyvenimui. Tai yra pragyveni tam, kad galėtum gyventi. Ir jis skiriasi tą vidinę laimę to, kad net jeigu išoriškai yra sunkumai, ta laimė nedingsta, jinai neatimama. Ir visiškai priešingai su materialia išorinė laimė, jeigu tik yra kažkokie sunkumai, jinai gali per sekundę būti pamiršta. Bet toks rimtas skirtumas. Ir ta išorinė laimė labai labai įtakojama išorės, o vidinė laimė atvirkščiai jinai įtakoja išorę. Tai yra vidinė laimė turintis žmogus gali nesunkiose situacijose padaryti kažką gero ir padėti kitiems, kaip sakant, priartėti prie gerų sprendimų, vedančių į tą vidinį užsipildymą. Išoriniai nuolat kažko reikia, kad žmogus būtų laimingas išoriškai, nuolat reikia ir to pilnatvės ten nebūna niekada, o vidiniai laimiai atvirkščiai galima atsisakyti daug ko netekti, daug ko prarasti, jinai nedingsta. Va toks dalykas. Na ir be abejo, kad materiali įvairovė šitų laimių yra laikina. Visada yra laikina, o dvasinė visą laiką išliekanti amžinai. Ir kaip galima pasakyti, kas bus tikrai laimingas dėl kažko laikino. Jeigu, kad ir pinigai, kad ir didžiausia suma pinigų, nežinau, kažkiek milijonų, dabar tau duoda, bet kitą dieną viską atima, visko netenki. Tai gal tu kažką spėsi iš to patirti kažkokių jausmų gerų, ar kažką tai, kažkokių patirčių, malonumų, pramogų ar dar kažko, bet po kiek laiko bus visiškai pamiršta, kad tai buvo. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug gyvenime. O dvasinė ta vidinė laimė, tai yra, kad tu gauni ir viskas, ir tu ją turi, tu ją gali dalinti, ir jeigu tu ją dalini, jos daugėja. Jo čia dar vienas požymis, kad jeigu tu daliniesi to, ką turi materialiai, tai paprastai to mažėja, niekas gavęs algą neišdalina kitiems jo, nes žino, kad nieko nebeturės šiaip tai. O su dvasiniais dalykais kitaip, jeigu tos laimės gauni ir ją dalini, tada jos dar labiau daugėja. Toks irgi skirtumas, vienas iš tų esminių. Ir ką, mes praėjom likusius punktus, dar trumpai pakartosim. 7 buvo, kad dvasinėje praktikoje svarbu, taip pat svarbu yra ne tik ko gaunam, bet ir ko netenkam. 8, kad dvasinė praktika yra pavojingas dalykas, rizikingas ir apie tai dar tikrai daug kalbėsim. 9, kad tai yra davimo praktika. 10, kad tai yra dvasios pažinimas, savęs, kitų bei Dievo. Ir 11, kad tai yra vidinė laimė, kad tai yra vidinės laimės šaltinis. Ir dabar pabaigai truputį tokių apibendrinimų, kad pirmiausia, kad dvasinė praktika tai yra apsisprendimas. Tai yra apsisprendimas. Jeigu yra kažkas vertingo žmogaus, jeigu žmogus atranda kažką vertingo, pavyzdžiui, kažkokį darbą, profesiją, tai kodėl jam to neužsiėmus? Čia tas pats. Arba, tarkim, žmogus atranda, kad vertinga yra ten, nežinau, sportuoti arba valyti dantis ar dar kažką, tai klausimas, kodėl to neįtraukus į kasdienybę, kodėl to nedaryti nuolat.
jeigu suvokiame, jo labiau jeigu suvokiam, kad materija dar nėra viskas. Ir kad galim pasakyti taip, kad viskas prasideda nuo to, kad įvertinam, kad tai yra vertinga ir tada mes įtraukiam tai į savo kasdienybę, nesvarbu kiek laiko, gali būti minutė, galbūt 10 minučių pradžioje, kiek kas gali, kiek kas nori, bet kad mes tai įtraukiam kiekvieną dieną. Tai reiškia, mes supratom, kad tai rodo, kad supratom, kad tai yra vertinga. Kitu atveju tai lieka tik tai teorija. Ir apibendrinus, dar paskutiniai tokie apibendrinimai, kad dvasinė praktika tai yra, kas duoda dvasinės patirtis, ir tai, kas atskleidžia mūsų giliai esančias tas dvasinės savybės. O kam jos reikalingos? Tai yra reikalingos tikrai laimiai, pilnatvė. Nes kitaip žmogaus protas nesustoja ties niekuo. Jis gali užkariauti visą pasaulį, kaip yra daugybė pavyzdžių. Dabar jau žmonės net ir kitas planetas bando užkariauti ir jis vis tiek ieško ir toliau, nes žmogaus protas sustoja tik ties Dievu, tik ties dvasiniais dalykais ir tik ten randa tą pilną pilnatvę. O be to visais kitais atvejais tas ieškojimas nesibaigia. Bet tai vis dėlto lieka laisvų pasirinkimų. Žmogus pasirinka ar sustoti, ar jisai vis dar galvoja, kad jis gali kažkur kitur rasti. Laisvė visada lieka. Ir kitą kartą kalbėsim apie tokius konkrečius požymius, tai jau bus paskutinė iš tos įvadinio tipo tema. Kalbėsim apie konkrečius požymius, kaip atskirti. Dabar žmogus pradėjo praktikuoti ir yra keletas aiškių požymių, kad arba kitą žmogų stebint, arba galvojant, tai ar užsimti man tą dvasinę praktiką ar ne. Yra tokie labai konkretus paprasti požymiai, kurie rodo, kad ar tai yra dvasinė praktika, ar tai yra kažkas ne to. O taip. Ir pabaigai keletas klausimų. Tai būtų mano klausimas jums. Ar sužinojote kažką naujo ar vertingo? Antras klausimas. Ar buvo per lengva, ar buvo per sunku, ar buvo, pats tas. Čia tam, kad žinočiau, kaip jūs reaguojate, kokie yra klausytojai, kad žinočiau, kurią pusę labiau pasistengti. Ar kaip tik reikia labiau supaprastinti šitą pateikimą, o galbūt kaip tik per lengvai, per paprastai viską pateikiu. Tai labai prašau pasidalinkit. Ir trečias klausimas, tai ar kilo kažkokių klausimų, abejonių, minčių, taip pat drąsiai, laisvai pasidalinkit. Tai labai ačiū Jums, labai ačiū už skirtą laiką ir susitiksim kitą kartą.